ką daryti, jeigu akis ašaroja, o norisi vis tiek pasidažyti. Tai akis, tiesą pasakius, gali ašaroti netgi nuo veido kosmetikos. Gali, jeigu kremas labai cheminis arba jeigu šampūnas labai cheminis. Bet tokius dalykus lengva patikrinti, tiesiog pakeitus į kitą kremą arba šampūną. Dažniausiai akis susidirgina nuo pačios akių kosmetikos ir visų pirma nuo blakstienų tušo. Ir reikia pripažinti, kad kaip ir dažų, ilgą laiką nagų lako, plaukų dažų, blakstienų tušo natūralių nebuvo. Ir su dažais taip ir yra iki šiol, ilgalaikiai plaukų dažai yra tik tai tausojantis, pilnai natūralių nėra. Nagų lakai taip pat yra vis dėlto su cheminiais ingredientais. O tušas egzistuoja ir natūralus, ir ekologiškas. Ir aš čia turiu būtent Soil Association sertifikuotą ekologišką blakstienų tušą, kas yra naujiena ir technologiškai naujiena. Jis dar be to yra pagamintas iš pakuotė, yra iš suyrančių medžiagų, jis visokeriopai yra ekologiškas. Net 84% ingredientų yra ekologiški. Tušas, žinoma, nėra kaip būna cheminiai tušai ten ilgam laikui ar atsparus drėgmei ir panašiai, bet tai yra tušas, kurį galima naudoti ir matyti efektą. Pasidažyti reikėtų, norint stipresnio efekto, porą kartų blakstienas patepti. Šiuo atveju yra labai svarbu, kad būtų nealiejjuotos blakstienos, nes žinia, blakstienas tamsinami, ryškinami ir ricino aliejumi. Tai jeigu jau ricino aliejum tepam, tai jau šito nereikėtų tepti. Vieną kartą nutepam, iščiūst, antrą kartą nutepam. Tai pirmiausia, jisai skirtas moterim, kurių akys jautrios, nešioja kontaktinius lęšius ir subtilų pajuodinimą mes galime išgauti ir labai gražiai atrodo ir jaunom panelėm, ir vyresnėm poniom, bet visų pirma tom, kurioms tai yra vienintelis įmanomas variantas ir tom, kurios mėgsta subtilų makiažą.